ko jums reikia. Jis yra tūkstančiai, kone milijonų visokių modeliukų sukurta. Jūs įsikeliate į programinę įrangą, paspaudžiat suslaisinti ir paspaudžiat mygtuką, kad tiesiog paspausinti. Šiais laikais yra tiek paprasta tai jau daryti. Aišku, yra mechaninių niuansų, kad jeigu užstringa plastikas arba jis, nežinau, tiesiog nebėga dar kažkas, tai jau yra kažkiek mechaninių žinių, būtent kaip tą susitvarkyti, reikia pasimti atsuktuvą rankas, reikia gal šiek tiek pasideginti pirštus, kaip ištraukim dalykėlius, bet čia ne studentų reikalas, čia jau mano reikalas yra tvarkyti šitus dalykus ir įgalinti, kad studentai galėtų mokėtų naudoti šitus dalykus. Ten dar kampe yra darbų spausdintuvai. Neabejoju, kad tikrai niekas neturi šitų namie. Jie ne ką brangesni negu šitų spausdintuvai, gal netgi sakyčiau pigesni. Jie naudoja kitokias medžiagas. Tai yra dervos. Dervos yra skystos ir jos reaguoja ultravioletinius spindulius. Tai jos pradeda tekėti tada, kai apšviečiam ultravioletinius spinduliais. Tai suteikiam tam tikrą energijos kiekį. Jeigu toks gyvenimiškas pavyzdys, geliniai nagai, ką moteris darosi, yra lygiai ta pati technologija. Tai yra dažamas, gelinė jėga, dervos, kurias apšviečiam ultravioletiniais spinduliais ir jos tekėja. Tai darant nagus irgi uždedamas vienas sluoksnis, užkietinam, uždedam antras sluoksnis, vėl įkietinam. Tai tada galbūt gale stresuojam. Įprastai pagal saugumo standartus tos manikiuristas turėtų susidėti su kaukėm. Tai čia yra lygiai ta pati situacija, kad medžiagas skleidžia papildomus garus. Tai yra neįknugas, tai ilgainiui gali alergizuoti. Dėl to jos yra, šis spausdintuvai yra kampe, kad būtų kuo mažiau prieigos